Manueli? Manueli, kas tau daros, išprotėjai? Man kas daros, kas tau daros? Pirma bučiuojasi su Patricijum, o paskui eini į lovą su Naču? Kas tau daros, Mija? Kas tau daros? Negi sakysi, kad aš tau visai neberūpiu. Visai neberūpiu? Kas atsitiko, Solė? Kas atsitiko? Meksikietis tikriausiai ją pribaigs. Kodėl? Paleisk. Neišklausysi iki galo. Nežinau, įsiveržia kaip išprotėjęs. Mergaitės, gal Manuelis Mijai tikrai ką nors blogo padarys? Ne, nebandyk įeit. Kas čia daros? Nieko, tvarko. Koks ten triukšmas? Kas ten daros? Manueli, paleisk. Mija balsą lavina. Manueli! Kodėl su jais galėjo su manim ne? Kodėl, Mija? Išprotėjai? Kodėl, Mija? Dink iš čia, dink. Paleisk. Staigiai. Kodėl su jais gali, o su manim ne? Dink iš čia. Serialo autorė Kris Morena. Vaidina Katerina Fulop, Miguelis Angelis Čerutis ir Martinas Sigaldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bardonova, Manuelis Felipe Kolombas, Mija Luisana Loblato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištingas amžius. Labas. Kažkur girdėjau, gera daina. Jėga, kur Vika? Klausyk, ji jautri mergina. Rokai, ne apie tai kalbu. Kur ji? Niekur nerandu. Klausyk, noriu paklausti. Kodėl tai pamanei? Kaip? Kad Vika bus su manim. Neapsimetinėk. Barilo čia visą laiką buvot kartu. Mes jūsų beveik nematėm. Dar klausi? Aišku, kaip ant delno. Na, jūs taip, nežinau. Girdėjai paskutinį Džordžo Harrisono diską? Ar turi? Bandai kalbą nukreipti? Ne. Gerai, neklausiu. Tiesiog norėjau sužinot. Mes su Mija jos visur ieškojom, bet niekur neradom. Atsiprašau. Tikriausiai kur nors išėjo. Kaip jį išėjęs, jei Dunofas uždraudė? Nesirūpink. Vika visada daro, ką nori. Visada. Ji visada keičiasi. Nežinau, kaip jai pavyksta, bet visada pasiekia savo. Visada randa vaikiną. Atsiprašau. Ji nesu vaikinu. Tikriausiai su reikalais išėjo. Būtų gerai. Kad ji būtų su kitu? Būtų gerai. Ne. Keistas bernas. Išprotėjai, ką nori įrodyti? Kad tu meksikietis mačo? Eik į savo kambarį. Gana, Marisa, gana, nesikišk. Keičiuos. Ko dar šokėt? Jis išprotėjo. Pasikalbėk su juo, nes dar ką nors išprievartaus. Ką jis padarė? Eik pasikalbėti. Pablai, galim šnektaus? Pala. Negalima taip įeiti nepasibeldus. Manai, kad čia tavo kambarys? Gal mes nuogi sėdim? Nutilk, turi laiko? Ar taip skubu? Liaukitės, neusipulkit jos. Rauninkis, ji pas mane atėjo ne pas tave. Eiksės. Mes draugai, negaliu jos atginti ar ką? Ačiū, negink, tikrai ačiū. Ačiū. Imk riedlentę. Einam. Kur? Palauk. Einam. Palauk. Aš tau rodžiau, kad nesakytum jam, jog aš čia sakiau. O man kas, kodėl turėčiau pildyti tavo norus? Tau galas. Mija, liaukis. Veskis ją, Fernanda, veskis į viršų, veskis. Mija, paklausyk. Paleisiu, bet nusiramink. Ar nusiraminsi? Gerai, nusiraminsiu. Daugiau negaliu. Mija. Solė visada tokia buvo. Nesuprantu, kodėl stebės. Ne Solė. Manuelis. Nematai, kaip jis mane užsipuolė. Nežinau, ką norėjau padaryti. Tikriausiai Franciskas perdavė, ką jam apie Načą pasakėjai. Nemaniau, kad jis taip paims širdį. Mija, nenoriu būti mokyklai. Nekalbėk taip, Mija. Nekalbėk taip.
Žinai ką, dar nepadėkojau tau už tai, ką padarai Bariločiai. Tai, kad negalima bėgti nuo bėdų, reikia su jom kovoti. Tu taip sakei, prisimeni? Sakei, kad kai buvom kalnuose prie ežero. O laužas? Kaip buvo gera prie laužo? Labai gražiai visi kalbėjo, tiesa? Ačiū, kad esi man draugė. Kas tau? Kas tau? Nieko. Tas niekas labai svarbus, nes atrodo lyg iš medžio iškritus. Klausyk, jei mes tikrai draugai, papasakok, kas tavęs slegia. Liko vienas žingsnis ir sužinosiu tiesą apie Blasą. Tik vienas klavišos spustelėjimas ir sužinosiu visą tiesą. Tikrai? Tu tikrai šaunuolė, Luhana? Kodėl šaunuolė? Dar klausi, jeigu nors nori būtinai pasieki savo, nors nežinau kaip. Jei aš tokia šaunuolė, kaip sakai. Kodėl man tai baisu? Bijoti normalu, Luhana, negi dabar suskysi. Eik iki galo. Svarstau. Svarstyk greičiau, nes Blasas rytoj grįžta į darbą. Ką? Blasas rytoj grįžta į darbą. Markai, tu užsiėmęs? Ne, Laura. Palikau Marką tau. Kažkas atsitiko? Taip. Man reikia tavo pagalbos, Markai. Patikėk, Fernanda. Tu neištversiu man jų įgriso. Nepristok prie jos, liaukis. Ne tik ji mane nervina, visi prieš mane nusiteikia. Kodėl taip kalbi? Ateik. Ateik. Jau pamiršai kelionį į Bariločią? Nieko ten blogo nenutiko. Ne? Ne. Tokios baisios kelionės man dar gyvenime nebuvo. Prisimeni karvės plakatą? Prisimeni, kaip mane kankino tos kvaišos? Žinai ką? Ką? Aš visiems atkeršysiu. Visiems? Taip. Tau ir kitoms mūsų grupės merginoms ne. Pradėsiu nuo jos, nuo Mijos. Puikiai žinau, kaip ją pribaigti. Rašyk. Gidai, kodėl turi rašyti laišką Pilarai? Dar kartą reiks aiškint? Nesuprantu. Argi Tomas nenorėjo jos atsikratyti? Dar kartą paaiškinsiu. Nežinau, tikriausiai kartu statė sniego senį ir įsimylėjo. Svarbiausia, kad tau nereikėjo kištis. Kam siuntėte laišką dėl Dievo meilės? Norėjau, kad greičiau grįžtum. Labai tavęs ilgėjau. Dabar reikia ištaisyti savo klaidą. Ką rašyt? Nežinau, kokią nors moterišką kvailystę, kad nori būti jos draugė. Gidai. Rašyk. Pilara, ar žinai, kad tavęs niekas nemyli? Kaip galima taip klausti? Koks tu netašytas? O ką rašysi? Ką rašysi? Sugalvojau. Ką rašysi? Miela Pilara. Miela? Niekas nepatikės. Vargšė Lola, negaliu patikėti, kad tavo tėvai jai nepasakė, kad jį įvaikinta. Gal tu pasakyk? Negaliu, man uždraudė, negaliu. Kaip į tavo rankas pakliuvo tas dokumentas? Pradėjau to domėtis ir paprašiau tėvelio pažįstamos advokatės, kad man jį duotų. Padėk man, Markai, būk geras. Gerai, nusiramink. Nežinau, ką nors sugalvosiu. Ką tu jai sakysi? Nežinau. Kad padėjau, kai buvai pakliuvusi bėda, kaip tarėmės? Gerai, tik būk atsargus. Nenoriu, kad jis sužinotų, kad mes draugaujam. Kas geriau? Kad sužinotų, kad mes draugaujame ar kad jį įvaikinta? Na. Ateina. Ne, palauk. Pasitikėk manim. Su kumpiu ir sūriu, majonezu, sviestu, baltų sūriu, raugintais kopūstais. Su majonezu. Kai taip kalbi, tu labai panašiai savo mamą. Iš kur tu pažįsti Soniją?